Muziejaus Girios Aidas direktorė Joana Janulevičiūtė džiaugiasi, kad vaikai aktyviai dalyvauja šiame projekte. Tokius renginius Druskininkų miškų urėdija organizuoja kiekvienais metais, bet jau originaliausių inkilo konkursą organizuojame antrus metus. Viena iš konkurso sąlygų yra dalyvauti tik tai moksleiviams. Vaikas buvo daręs inkiliuką ir pakabinę savo medį įsirinktame, jis kiekvienais metais ateina pasižiūrėti ir yra vaikučiai, kurie pasakė, kad mano inkiliuko nevalykite, mes ateisime su tėveliais, išvalysime kas 2 metus. Tai manau, kad jie džiaugiasi ir žiūri į ateitį, planuoja, kad prižiūrės inkiliuką ir jame gyvenančius paukščiukus. Vaikai fotografavo įvairius sparnuočius ir gamino jiems namelius. Konkursui gražiausia paukštelio nuotrauka buvo atsiųsta 60 nuotraukų. Pirmąją vietą laimėjo Vaiva Vasiljevaitė, antrąją vietą Ieva Vasiljevaitė, o trečiąją Iveta Lydekaitė. Konkursui sukurta įvairių inkilėlių ne tik iš medžio, bet ir moliūgo bei molio. Vieną iš konkursui pateiktų inkilų miškų urėdija veš į Vilnių, jis bus pakabintas Vingio parke. Pirmąją vietą inkilų konkurse laimėjo Ieva Giedraitytė, antrąją Lidija Leckytė, trečiąją Povilas Pavasaris. Inkilėlių konkurso laimėtoja Ieva Giedraitytė sakė, kad inkilus gamina kartu su visa savo šeima. Mes jau ne pirmi metai dalyvaujam šiame konkurse ir tiesiog mums rūpi gamta kaip ir visai šeimai ir tiesiog vėl sugalvojom šiais metais dalyvauti. Su šeima pabūni kartu, kažką idėją mastai, paskui sugalvoji ir įgyvendini. Idėja buvo visos kaip ir šeimos, bet įgyvendinti daugiausiai tėtis kaip ir padėjo. Muziejaus Girios Aidas kolektyvas tikisi, kad ateityje vis daugiau jaunųjų gamtos mylėtojų įsitrauks į šią akciją.